Važiuojam, pavėjom priekį esantį. Labą dieną. Keliamės į paplūdimį, Karklės paplūdimyje, Prakaitalijoje. Šie vaikinai, tai Gedimino Kiero auklėtiniai treneriai. Papasakokite, kaip vyksta treniruotė. Taip ir vyksta, šiandien dirbam greičiu, tai turim daug sprintų, darom 9 sprintus po 50. Oho, Taip ir vyksta. ar atlaiko vyrų kojos tokius krūvius? Aš manau, kad puikiai atlaiko, pažiūrėkit, kaip jie drąsiai eina. Nu, kad jau tas Gečas jau iš visos paina. Čia normalu, ar ne? Gečas biškai gal silpnesnis, jis dirba su vyresniais, bet šiaip tai... Dai, Gečai, važiuojam! O tai kas čia dabar papasakokit, ta technika nauja, jau treneriai nebešūkauja kaip anksčiau? Stengiamės neprareikti balsą ir adaptuojam naujas technologijas mūsų treniruotėm ir štai turim tokie schemos spalvos. Baltos ir raudonos turim du tokius megafonus, šiandien buvom išskirta mum šiemet iš inventoriaus vadovo ūkinio skyriaus. Ir mes puikiai panaudojam mums skirtą techniką, kaip ir gumas, taip ir lygiai tokius pačius. Nes įsivaizduojat, vėjas ir yra ganėtinai sudėtinga dirbti tokiam sąlygom, tai turim biškai imtis naujų priemonių, naujų technologijų. Tai tikriausiai ir Lietuvos rinktinės treneriui Kęstučiui Kemzūrai rekomenduosite? Aš jam siūliau, aš jam šiaip parašiau laišką ir sakiau, kad SKM jau yra sportuojamas nauja technika. Ačiū, tai buvo reportažas iš Gedimino Kiero stovyklos. Čia tikrai vyksta darbas.